Už didžiausios Europoje elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos projekto įgyvendinimą. Elektros energijos kaupimo sistemos operatorės Energy Cells pagrindinė veikla – teikti izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo paslaugą perdavimo sistemos operatoriai Litgrid, taip užtikrinant elektros perdavimo sistemos saugumą ir stabilumą. Ši paslauga visa 200 MW galia sėkmingai įgyvendinus projektą tiekiama nuo 2023 metų spalio. Šis projektas yra svarbus visai Lietuvai, turint omenyje, kad 25 metais Lietuvos elektros energetikos sistema susijungs su kontinentinės Europos tinklais ir atsijungs nuo Brel žiedo. Tad turint bet kokį momentinį trikdį elektros sistemoje, šis įrenginys užtikrins, kad elektra pasiektų kiekvieną Lietuvos vartotoją. Energy Cells valdoma elektros energijos kaupimo sistema sudaro 4 vienodos 50 MW galios ir 50 MWh talpos baterijų parkai Vilniuje, Šiauliuose ir Alytaus bei Utenos rajonuose. 200 MW galios ir 200 MWh talpos kaupimo sistema yra šiuo metu didžiausia veikianti kaupimo sistema Europoje ir pirmoji tokia Baltijos šalyse. Didžiausias iššūkis buvo įgyvendinti šį Lietuvai svarbų projektą, nes tokį projektą darėm pirmą kartą. Rezultatas, kaip matot, pavyko labai puikiai. Baterijų parkai stovi, sistema veikia dėka visos kompetentingos ir profesionalios komandos. 4 baterijų parkų sistema Lietuvos energetikos sistemos saugumui būtiną paslaugą teikia nepertraukiamu režimu. Atsiradus trikdžiams perdavimo sistemos tinkle, energijos kaupimo sistemos įrenginiai gali sureaguoti automatiškai ir per sekundę pateikti galią į tinklą arba paimti galią iš tinklo ir taip padėti sureguliuoti perdavimo sistemos tinklo dažnį. Aktyvuota momentinio energijos rezervo paslauga būtų teikiama tol, kol įsijungtų kiti paslaugą galinčių teikti rinkos dalyvių įrenginiai.